Taigi, kaip žaidžiamas žaidimas empatika? Žaidimo pagrindą sudaro kortelės, kuriuose nurodytos gyvenimiškos situacijos bei kortelės pateikiančios elgesio tikimybę procentais. Vienas žaidėjas, pavadinkime jį veikėju, traukia situacijos kortelę ir garsiai ją perskaito. Šiuo atveju mama nepriima antrosios pusės. Toliau veikėjas traukia elgesio tikimybės kortelę, bet niekam jos nerodo. Pagal kortelę esantį procentą veikėjas turi apibūdinti, kaip elgtųsi susidarius nurodytai situacijai, remdamasis savo sukurtais teiginiais, kaip visada arba niekada nesielgtų šioje situacijoje. Tarkime, ištraukęs kortelę su 100%, jis turėtų sakyti visą tiesą, kaip iš tikrųjų elgtųsi šioje situacijoje. Pavyzdžiui, bandytų papirkti mamą. Arba ištraukęs kortelę su 0%, turėtų viską išsigalvoti. Pavyzdžiui, išstumtų draugę už durų ir pasakytų mamai, kad jam irgi nepatiko. O dabar įsivaizduokime, kad veikėjas ištraukė 40% elgesio tikimybės kortelę. Apibūdindamas savo elgesį, jis turėtų pasakyti 40% tiesos, tarkime pateikti 2 neišgalvotus teiginius ir 60% melo, kitaip tariant, 3 išgalvotus teiginius apie savo elgesį. Kiti žaidėjai gali nežinoti, kurie veikėjo teiginiai tikri, o kurie melagingi. Taigi, norėdami labiau pažinti veikėją, kiti žaidėjai turi teisę užduoti jam klausimus, bandant suprasti, kurie teiginiai apie veikėjo apibūdintą elgesį atitinka realybę, arba kitaip tariant, jo asmenybę. Veikėjas, remdamasis asmeninio gyvenimo patirtimi, į užduotus klausimus gali atsakyti vienu iš pateiktų atsakymų. Žaidėjų užduotis, kaip įmanoma tiksliau atspėti veikėjo apibūdinto elgesio tikimybės procentą ir laimėti prieš kitus žaidėjus. Veikėjas gauna tiek pat taškų kaip taikliausias žaidėjas. Prieš kiekvieną turą panaudota elgesio tikimybės kortelė grąžinama atgal į kortelių kaladę ir pradedamas naujas turas. Žaidimas baigėsi, kai kiekvienas žaidėjas tiek pat kartų išbando veikėjo vaidmenį. Laimi daugiausia taškų surinkęs žaidėjas. Daugiau detalių, patarimų ir žaidimų galimybių rasite taisyklėse. Smagių pažinimo akimirkų su empatika.